Kadangi pirmą kartą susidūriau su tanfolio, tai pirmą kartą susidūriau ir su tokiu vamzdžio ištraukimo mechanizmų principu. Čia turim standartinį gloką ir standartiškai iš spinų vamzdžiai išsitraukia taip. Pakeliat vamzdį ir jį ištraukėt. Labai šiaip paprasta elementari procedūra. Čia galvojau, kad bus lygiai tas pats, nes kaip ir beveik pastumus vamzdį, jis va čia jau pakankamai pakil, kad jį galėtum ištraukti, bet ištraukimo akimirka neatein. Ir rakinėjau, nusprendžiau nesigūglint, kaip tą padaryti. Ir tada supratau, kad vamzdis labai gražiai daslenkia iki pat galo, bet negali išsitraukti. Pasirodo, kad reikia ištraukti. Fokusuok. Šitą vidinę detalę, ją su spiruoklė galit lengvai išstumti. Ir tada tas išėjimas pasidaro šiek tiek didesnis ir jūs vamzdį galite tiesiog ištraukti per priekį. Tikrai bent jau, kiek aš susidūręs, tai nėra standartinis vamzdžio ištraukimo būdas per vamzdžio priekį. Abu šitie ginklai yra komisiniai, tai yra naudoti ginklai, kuriuos žmonės atnešė į mūsų parduotuvę parduoti. Tai Getback'se galite ir atnešti savo seną ginklą ir mes jam rasim klientą, arba galite ateiti ir nusipirkti naudotą ginklą už žymiai geresnę kainą. Nuorodas rasit komentare ir getbacks.com.